Jeigu jūs esate tas žmogus, kuris negali be pusryčių iš pačio ryto, bet jūs nenorėtumėt, kad jūsų cukraus kiekis kraujoje labai stipriai pakiltų, nes tada išsiskiria nemažas kiekis insulino, stabdomas riebalų skaidimas, kad pusryčiai būtų sotus ir naudingi jums, rekomenduosiu pasibandyti šiuos pusryčius, kuriuos kartas nuo karto pats, kai pusryčiauju, darausi. Tai šie pusryčiai savyje turi 62 gramus baltymų, šie pusryčiai turi labai daug ląstelienos ir labai mažai angliavandenių, apie 15 gramų. Tai jums reikės jogurto, visas indelis yra 36 gramai baltymų, jums reikės 30 gramų proteino, jums reikės šilauogių, šilauogės labai nespaikina cukraus ir dar 2 ingredientų, kurie patys be nieko šiaip šlykštus, bet kai jūs viską sudedat, sumiksuojat, kuo puikiausiai. Tai yra čia sėklos ir malti linų sėmenys. Ir čia vėlgi yra viena tokia išlyga, kad dėl šitų 2 produktų, didelio kiekio ląstelienos, jums reikės suvartoti labai nemažai vandens. Pusryčiavus minimum 2 stiklinės vandens, nes galite turėti šiek tiek bėdelį su skrandžiu, nes skrandyje linų sėmenys, čia sėklos, jos aplink skrandį, bet jos pakeičia savo turi, jos šiek tiek išsiplečia ir tada virškinimas jūsų šiek tiek pasunkėja. Tai jums reikės tikrai nemažai skysčių, kad nepradėtų raižyti jums skrandžio. Viskas darosi labai paprastai. Pradžioj dedame čia sėklas, dedame linų sėmenis, dedame proteiną, viską išmaišom, dedame jogurtuką, ir viską išmaišom. Ir dedame šilauoges. Viską sumaišom. Jeigu jums konsistencija atrodo tokia labai jau kietesnė, tai galite šiek tiek įsipilti vandens ir jinai šiek tiek praskys. Kaip patys matote, gaunasi tokia košytė, kurią labai smagiai valgysite. Labai gerai. Bon appetit jums. Ir svarbus dalykas. Būtinai po šių pusryčių, po tokio viso baulo, išsivalykite dantis. Nes labai juokingai atrodysite su čia sėklom tarp dantyse. Gero jums laiko, skanaus ir iki greito.